Kartais net labai paprastiem daiktam reikalinga priežiūra. Atrodytų neamortizuojantis, ne droperis, viskas paprastas balnakotis, bet čia yra kanjono, nežinau, užpatentuotas, neužpatentuotas, nesvarbu, iš 2 dalių karboninių ir va, taip susijungia ir tokiu principu pas mus atsiranda toksai fleksas. Kame priežiūra čia reikalaujama? Kada čia yra tarpas tarp tų 2 karbonų. Su laiku ten tiesiog papuola ir žvyras, dulkės, smėlis, vanduo, žodžiu, viskas nuo gatvės ir pradeda jisai mums traškėti šiek tiek. Tiesiog ardom. Tai yra numatyta kanjono manuale. Ne perveržinėjam varžtų, atsisukam, išsivalom, susisukam ir toliau važiuojam. Bet va, paprasta, nepaprasta.